Sveiki visi, jūs žiūrite jQuery pamoką iš 3DF TV ir šioje jQuery pamokoje iš esmės išmoksime pasikeisti atitinkamo elemento stilių naudojantis jQuery. Bet iš esmės šioje pamokoje pasirašysime nedidelį saituką, kuriame bus, sakykime, mygtukas ir paragrafas. Ir kai mes paspausime ant mygtuko, pasikeis paragrafo stilius. Tai iš pradžių susikurkite mygtuką, kurio tipas, tiesiog input, laukelis, kurio tipas button ir reikšmė, tarkim, keisti. Sakykime, keisti stilių ar ne. Ir vėlgi nereikia kol kas nurodyti jokių ID ir panašiai ir net neprireiks šioje pamokoje, kadangi mes praeitoje pamokoje išmokome dirbti su elementais, tai yra pasirinkti elementą pagal jų tipą. Tai šiuo atveju pasirinksime elementą pagal button tipą ir taip mes jį pasirinksime. Bet iš esmės, kai jūs naudosite daugiau button tipo mygtukus, sakykime, tuomet jau reikės kažkaip juos atskirti, jeigu jie darys skirtingus dalykus. Bet šiuo atveju mes naudosime vieną, sakykime, laukelį, tai yra mygtuką tipo button, ir tiesiog mums neprireiks daugiau jų ir tiesiog mums nereikia jokių ID ir kito, kad, sakykime, atskirti, nes jis bus tik vienas. Na ir susikurkime paragrafą, kuriame būtų tekstas, sakykime, tai tekstas. Ir dabar atsinaujinkime svetainę ir štai yra mygtukas ir tekstas, tai tekstas. Ir kai mes paspausime keisti, pasikeis būtent kažkas šioje vietoje, tai yra arba spalvą pakeisime, arba tiesiog pareiškinsime ir panašiai. Tai vėlgi, čia iš esmės, kad dirbti su stiliais jums reikia ir CSS žinių, kaip minėjau, tiesiog aš neaiškinsiu, ką daro atitinkamas CSS, sakykime, elementas, o tiesiog parodysiu, kaip mes galime pakeisti stilių su jQuery. Tai iš esmės, kai mes paspausime ant button tipo, sakykime, pradėkime. Tai pasirenkame mygtuką, input, arba laukelį, kurio tipas yra button. Tai vėlgi pasirenkame laukelį, kurio tipas button ir kai mes paspausime, klik įvykis, vykdysime funkciją, kurios darbas būtų pakeisti paragrafo stilių. Tai vėlgi tik vienas paragrafas, todėl pasirenkame tiesiog, sakykime, P, tai reiškia pasirinks visus P paragrafus, sakykime, P elementus, bet jis yra tik vienas ir mums to kol kas reikia. Ir tam, kad pakeisti stilių yra, sakykime, kad pakeisti stilių mes turime naudoti CSS funkciją arba, šiuo atveju funkciją. Ir jeigu mes keisime tik, sakykime, vieną kažkokį stilių, tai tarkim, tiesiog kabutėse rašome, sakykime, stilių, tai tarkim, color ir per kablelį būtent to color reikšmę, tai tarkim, red. Ir tai reiškia, kai mes paspausime ant mygtuko, mums pakeis paragrafo stilių ir nustatys spalvą į raudoną. Ir jeigu mes atsinaujinsime, paspausime, kaip matote, mūsų tekstas pasidarys raudonas. Bet jeigu mes norime pakeisti daugiau nei vieną, sakykime, kažkokį stilių, šiuo atveju color, keičiame color, ne? Bet jeigu mes norime daugiau nei, sakykime, tik spalvą pakeisti, mes skliaustelėse rašome laužtus skliaustus, sakykime, ar ne? Čia porą enterių dėl tvarkos. Vėlgi, tiesiog skliaustelėse dedame tos, sakykime, kodo bloką, ar ne? Ir kodo bloko viduje tiesiog rašome stilius, bet jau kita tvarka. Tai rašome, tarkim, color. Ir per dvitaškį vėlgi to color reikšmę. Tai būtų red, raudona. Toliau kablelis, jeigu bus daugiau stilių. Ir tarkim, font veikt bold. Tai paryškins mums tekstą. Tai jau naudojame du stilius, color ir font weight. Ir jeigu norime daugiau, vėlgi kablelis, text, decoration, dvitaškis, per dvitaškį nustatome reikšmę ir underline. Ir kai tai yra, sakykime, paskutinis stilius, kurį mes nustatome, po jo nereikia dėti kablelio. Bet įsitikinkite, kad jeigu jūs, sakykime, naudojate, sakykime, keičiate daugiau nei vieną stilių, tai jūs CSS funkcijos skliaustelėse esate
pasirašę, sakykime, tuos laužtus skliaustus dar. Ir laužtuose skliaustuose jau tie stiliai, kurių reikšmės nustatomos per dvitaškį. O jeigu naudojate vieną stilių, reikšmė nustatoma per kablelį. Na, iš esmės tai aišku, nes jūs visą tai matote ir galite pasipraktikuoti, bet dabar atnaujinus puslapį, paspausime mygtuką ir štai pasikeis keli stiliai. Tai tekstas pakeitė spalvą į raudoną, tekstas dabar pabrauktas, nes mes nustatėme text decoration, ir paryškintas. Tai 3 stilius pakeitėme ir jie iš tiesų pasikeitė. Na, tai tiek šioje pamokoje, tiesiog pasinaudoję CSS funkciją mes galime pasikeisti atitinkamo elemento stilių arba stilius. Ir kaip matote, tas atitinkamas elementas šiuo atveju yra P. Tai yra, sakykime, visi P elementai. Jeigu jų būtų daugiau nei vienas, tai vėlgi pasikeistų abu, nes mes nurodome, kad norime keisti visus P elementus. Na, manau, aišku ir paprasta. Jeigu kas nors neaišku, būtinai klauskite, bet tikiuosi viską supratote ir CSS funkcija tikrai labai naudinga ir dažnai pravers. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti.